matau. Ir eidamas čia, lemą kaip įsigandau, juodas katinas kaip išgazdino, jį vainumati. Čia širdis nesustoja, tai va. Einam pasivaikščioti toliau, paspartavę. Sveikuti, tai va, einam pasivaikščioti, kaip jums sekasi gerai, ne? Nu, va, irgi, normaliai sekasi, tai va. Nu, bet šiais laikais toks jaunimas, kad jiems alkoholis rūpi, cigaretės ir visokias tai nesąmonės daryti, nes jie yra tiesiog neišauklėti, jiems viskas pohu, jie viską gali daryti. Visokias tai nesąmonės. Nu, aišku, mes visi esam padarę tokių klaidų, bet aišku, reikia išmokti ir pasitaisyti. Ir aš esu klaidų pridaręs, tokių, kad net gėda, bet aš stengiuosi jau to nebedaryti ir daryti tai, nu, jum kurt vydą ir apie tokį dalykus negalvot. Va, aišku, kaip sakoma, mes visi iš klaidų mokomės. Tie vaikai, kurie buvo gerai išauklėti, kurie yra ragavę dilgėlių, diržą gavę, žabynės, va. Oi, aš ir dilgėlių esu gavęs, ir diržą, ir žabynės, tai oi. Nenorėčiau pakartoti labai. A, kad dilgina, jeigu iš dilgėlės duoda. Ojoj. Kaip nemalonus jausmas, spogiuką ant tos vietos. Nu, nelabai. Bet turim daryti tai, kad negautume. Turim būti normalus, supratingi. Tai va, kad dar pašnekėti. Pasivažinėjau su dviračiu, visą taką pramyniau, kažkur tai apie 4 kilometrus, nu, man atrodo daugiau. Ir pasivaikščiau ir pasportau, tai reikia vėl, nes aš per žiemą buvau priaugęs beveik 80 kg. Spilvokuoju, dabar matęs biškį žandukų, nu, bet pradėsime sportuoti, bus viskas liuks. Iškai net gėda pastarė. Dabar biškį nekalbės, nes biškį gėda pasidarėm. Tai va. Net baisu pasidarė biškį. Toks Grincevičius ir šiandieną darau video vlogą, tai padedu mamai. Mane išloja, aš aprenku šiukšlės. Tai va, jeigu patiks, nepamirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, parašyti komentarą, pasidalinti su draugais ir pabandom surinkti 200 subscriberų, ačiū už 183 subscribe, tai va, žiūrim toliau. Eidamas pamačiau žmogų, tai biškį susigėdžiau, kad einu su telefoną kalbu kaip
nežinau kaip nesvyks. Tada jis save nukreips, tai biškai kietą pastarė man. Dar nepripratęs, nu. Gal kažkada tai priprasim ir bus liuks viskas. Taip va. Tai va. Pasivaikščiam. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti laiką, subscribe, varpelį, parašyti komentarą, pasidalinti su draugais. Pabandom surinkti 200 subscriberių, nes jau nebedaug trūksta, nes jau turim 183. Tai ką, o dabar aš atsisveikinu, čia buvo Kęstutis Grincevičius ir viso gero. Iki